Здороvo. Su jumis Pipilkas ir treniratas. Sveiki. Tau jau praėjo gripas? Nu, padėjo, tai tavo vaistai dėjo. Bet dar biškį dar matau, dar kokia sloga neužsilaikė. Nu, dar temperatūros kartais būna. Nieko praeis. Šiandien laidoje matysime jūsų klausimų ir komentarų aptarimus. Tomo rubrika. Ką nors papasakosime apie Valentino dieną. Ir pabaigai įvairių turnyras Prienuose. Jūsų komentarų klausimų aptarimas. Vis dėl logikos klausimus ir nelabai yra, tai nežinau, porą atsirinksime ir pabandysim atsakyti gal. Žiūrėsime. Nu, žiūrim. Klausė Zykatas Kugelis. Kugelis. Ar jūsų klubo nenuvarys Romanovas į bankrotą? Kaip? Kad į bankroto jau nebenuvarysi. Nežinau, Nebelabai jau. Nu, dar vienas iš normalesnių klausimų. Žiūrim. Mr. Erozas klausė. Kokia sporto šaka kovinė arčiau jums prie širdies? Bei ką manote apie boksą? Ką, žinau, aš manau, visos sporto šakos turi būti prie širdies sportininkui, kuris tuo užsiima. Aš ir pats daug metų sportuoju boksą, karatė, visur važinėju ir manau, svarbiausia pradėti sportuoti, o visos šakos pageros. Nu, ar yra dar ko? Turim dar vieną čia tokį klausimą. Evaldas Daunoravičius klausė, ar nemanom, kad Tomas per savo rubriką tik šūdą mala? Nežinau. Pažiūrim. Nelabai mes manom. Pažiūrim, ar jis čia nemala šūdo pavyzdys. Mes šūdą gyti malom, bet jau pas Daunoravičių kaip rimta, konkrečiai rimta. Tomo rubrikoje matysime svarbę rimtą treniruotės dalį. Tai bus apšilimas. Sveiki sugrįžę į sporto salę. Su jumis vėl Tomas. Šioje laidelėje susipažinsime su labai svarbia treniruotės dalimi – apšilimu. Kiekvieną treniruotę reikėtų pradėti nuo susikaupimo būsimai veiklai. Į treniruotę reikėtų ateiti morališkai pasiruošus optimaliomis pastangomis atlikti darbą, išmokti kažką naujo ir būtinai viską įsiminti, kad laikas treniruotėje nebūtų praleistas veltui. Kodėl reikalingas apšilimas? Apšilimas yra svarbi treniruotės dalis, nes nuo to priklauso jūsų treniruotės kokybė. Pradedame nuo lengvo bėgimo ristele. Jeigu leidžia sąlygos, geriausia tai daryti gryname ore. Jeigu ne, šokinėjimas šokdyne ar tiesiog nuoseklus kartojimas išmoktos technikos veiksmus yra taip pat gera mintis. Visą tai atliekame nuo 10 iki 15 minučių. Sekanti apšilimo dalis – sąnarių pramankšta, siekiant padidinti judesių amplitudę. Sukamaisiais judesiais nuo kojų iki galvos pramankštiname visi sąnariai. Visą tai atliekame pagal subjektyvius kiekvieno sportininko poreikius. Baigiamoji apšilimo dalis – raumenų ir sausgyslių tempimo pratimai. Ypatingai svarbu raumenis paruošti būsimai fiziniai veiklai, nes nuo to priklauso jūsų treniruotės kokybė. Neužmirškite skirti pakankamai dėmesio apšilimui, nes nuo to priklauso jūsų treniruotės rezultatai. Dabar mažųjų vilkiukų vori turnyras Prienuose. Kodėl jūsų batai atrišti? Neįsivaizduoju. Tai tu visą laiką gal taip vaikštai atrištus batai? Ne visą laiką? Oskarai, kaip sekėsi varžybos? Gerai. Kas gerai išėjo? Laimėt. O kaip tu tą padarei? Paprastai. O kodėl tu nedalyvavai varžybos? Skaudėjo kelienius. Kelienius skaudėjo? Buvai stipresnis už savo priešininkus? Taip. O kodėl? Nes išmokau. Išmokai daug naujų technikų, taip? Taip. Klausyk, kas čia pas tave kabo? Medalis. O kaip tu jį? Tau jį užkabino, ar tu pats jį pasiėmei? Atnešė. Atnešė, ne? Tai matyt, buvo už ką, o kas šalia tave stovi čia? Elvinas. Elvina, kaip tau sekė čia? Ne, normaliai. Normaliai? Ar baisu buvo? Ne. Tai tu prieš varžybas nejauti jokios baimės, tu tiesiog labai gerai savim pasitiki, taip?
Jo. Tai tada esi tikras šaunuolis. Iškovojai šiandien antrą vietą. Ar sunku buvo? Taip. Jo, o tu daug tam ruošėsi, daug treniravaisi. Nelabai. Ar kovotojas žino tokį žodį skauda? Ne. Tai va, tai kitą kartą atmink tą ir dalyvauk varžybose. Gerai. Sutarim? Sutarim. Po 5. Kaip to Valentinkė? Ai, ką žinus, kaip salėj pasidaužėm, tai žinai, toks ten Valentinas. Tai kuo mailius net nemoka Valentino švęsti. O pačiam kaip Valentinas. Man? Tai va taip ir Valentinas pulėjo. Pavargau. Šiandien laidoje tiek, su jumis buvo Sunkus ir Ratas. Laikinat, komentuojat, subscribinat. Dalinkitės ir noriu Hebrai padėkoti už puikius komentarus. Ačiū jums. Dėkui. Viso.